pabusdavau, iki kol užmigdavau. Bet regėdavau ne vien juos. Savo sesutę Kristį. Ji gimė metais prieš mane, bet mirė vos 10 savaičių. Vieną žiemos vakarą likau vieno namuose. Žaidžiau su tėčio pagamintais meniais kubeliais. Staiga, Kristė atėjo pažaisti su manimi. Abidvi pastatėme didžiulį bokštą. Aš dėjau vieną kubelį, o į kitą. Aš vieną, o į kitą. Aš vieną, o į kitą. Mūsų bokštas iškilo aukštas ir staiga mūsų rankos susitiko. Ta akimirka aš pirmą kartą supratau, kad Kristė nėra tokia kaip kiti žmonės. Atsimenu, ji dažnai gulėdavo mama ant kelių, kai ši užsnūsdavo prieš žinią. Aš nežinau, ar mama jaučia Kristį, todėl paklausiau. Kristė! Ar pasakyti mamai, kad tu čia? Ne, negalima. Ji nesupras. Nors kartais jį jaučiame. Vieną žiemos rytą angelai atskrido mano kambarį. Aš gulėjau nusirangiusi po antklodėmis. Angelai netirpsta. Aš norėčiau, kad tu kaip tas snaigė. Tiltum į mamos kišenę, visą laiką būtum su ja. Aš visada būsiu šalia. Man ūgtelėjus, mama papasakojo, kad turėjo dukrelę vardu Kristė, kuri gimė metais prieš mane, bet mirė vos 10 savaičių. Praėjus šitiek metų, aš vis dar jaučiu Kristį ranką, laikančią snaiges. Primenančią man, kad niekada neliku viena.
mokyklą, dauguma mokytojų elgėsi su manimi taip, lyg būčiau atsilikusi. Kai vieną rytą skubėjau mokyklą, staiga išvydau nuostabų angelą. Eonas buvo Hosa ir jam puikiai sekėsi mane pralinksminti. Hosa! Hosa, išlys! Hosa! Kur tu? Ateik čia, Hosa! Tu nekreip dėmesio į tos suaugusius ir vaikus, kurie iš tave šaiposi. Jie nieko nesupranta.